Nedarbas bene didžiausia šiandienos Lietuvos problema. Atsidūrėme užburtame rate, netekę pajamų šaltinio žmonės galvoja, kaip išmaitinti šeimą. O kaip pavyzdžiui, Lukas nebeperka savo Gabijoje jos mėgstamų saldainių, juos gaminantis verslininkas negauna pelno ir atseikė valstybei mažiau mokesčių, iš kurių be kitako Luko ir Gabijos tėvams mokama pensija. Tad nosis aukštyn, nieko prarasti jau nebegalite, o pasinaudoję pinigų kartos patarimais tik atrasite. Visų pirma, rašydami CV nenaudokite svetimų paruoštukų. Jūs esate individualūs ir tik jūs tiksliai surašysite, kokį išsilavinimą bei kvalifikaciją ir kada įgijote, kokią turite darbo patirtį bei gebėjimus. Personalo atrankos įmonės rinkodaros vadovė Rita Karavaitienė patarė būti originaliam, tačiau neperžengti ribų. Veiksminga, kai žmogus pažiūri tiesiog originaliai į tai. Nors reikėtų laikytis tokios tvarkos, sakysim, informacijos aiškumas, paprasčiausias vizualiai turėtų atrodyti gražiai, kad būtų aišku, kur kokia informacija, jinai lengvai randama, bet, pavyzdžiui, tokiom kaip kūrybinėm pozicijom dizaineris, jau čia originalumas būtinas. Tas CV gali atrodyti visiškai kitaip nei standartiniai CV. Tai išreiškia jo, kūrybingumą. Gramatinės ar skyrybos klaidos gyvenimo prašyme gali tapti priežastimi nepakviesti jūsų tolesnį pokalbį, net jei raidė ar kablelis dingo dėl neatidumo. Darbdavys gali padaryti prielaidą, jo toks išsiblaškęs būsite ir darbe. Elektroninio pašto adresas su 3x galūnėmis taip pat netinka. Nemeluokite, tačiau ir nesikuklinkite. Tegul ir nedideli iššūkiai, su kuriais susidorojate ankstesnėme darbe, gali tapti arkliuku nugabensiančiu jūsų pokalbį. Rinkos naujokai universiteto absolventai darbdavius pavergia kitomis savybėmis – žingeidumu, iniciatyvumu, noru tobulėti. Pasitikėjimas savimi sveikintinas dalykas, tačiau būkite realistai. Nemėginkite iškeisti dar dažais kvepiančio diplomo į atlyginimą su keliais apskritais nuliais ir mažiausiai direktoriaus pavaduotojo pareigomis. Pirmiausia, įrodykite darbdaviui, jog universitete išmoktas teorijas mokate pritaikyti praktiškai. Motyvacinis laiškas tai yra priedas prie CV, dažniausiai jau jisai reikalaujamas, nes kadangi gaunama jūra CV, tas motyvacinis laiškas padeda išsiskirti toj minioj žodžiu. Tai rašomas laisva forma, reikėtų pasistengti gal net neskaityti motyvacinių laiškų pavyzdžių. Visi maždaug klausia, tai kaip parašyti, kaip tu jauti, taip tu ir rašyk. Nes kaip tu jauti, taip atsiskleis tavo asmenybė su tuo motyvaciniu laišku. Trečias etapas – pokalbis. Geriausi jūsų draugai tądien šukos, dušas ir tvarkinga apranga. Nevėluokite, nes tai ne gramatinė, bet vis tiek klaida. Atėję keliomis minutėlėmis anksčiau, turėsite laiko apsiprasti su aplinka ir nuraminti besidaužančią širdį. Valdykite į rankas, nes mes ne italai. Geriausia tai, kai yra empatija, kai tu jauti tą žmogų ir tu elgiesi panašiai kaip jis. Jei jisai kalba tyliau, tu kalbi tyliau. Jei jisai kalba išraiškingai garsiai, pasisteng prisitaikyti prie jo, maždaug kalbėk taip kaip jis. Tada darbdavys jaučia, kad tai jam artimas žmogus. Toliau kėdėj nereikėtų visiškai atsipalaiduoti ir tiesiog paskęsti toje kėdėje. Rankas, jeigu tai vieta prie stalo, geriau laikyti matomai, nes kai nuleidžiamos rankos po stalu, ten prasideda neaiškus makalavimaisi, žodžiu, kažko sukinėjimai, tokį išduoda nervingumą. Ne veltui sakoma, kai užsidaro durys, atsiveria langas. Tik reikia laiku atsinešti kopėčias.